Sveiki, su jumis laida Saugumo DNR. Iš saugumo iliuzijos išsivadavusi Europa pabudo ir sparčiai žingsniai žada didinti savo gynybinius pajėgumus. NATO šalių susitarimas dėl 5% BVP skirimo gynybai taip pat, kaip reikiant, tikėtina išjudins Europos gynybos pramonę. Nors Europos visos šalis turi tą patį tikslą – būti saugios, konkuruoti gali tekti pradėti dėl investicijų. Šiandien apie tai ir kalbėsime. Ar Lietuva patraukli išorės ir vidaus investicijos šioje pramonės šakoje? O gal kaimynai jau yra nujudėję į priekį ir mums teks tik tai tenkintis trupiniais? Noriu pristatyti šiandienos mūsų svečius. Tai saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Sveiki. Sveiki. Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos atstovas Vincas Jurgutis. Sveiki. Sveiki. Ir Investuok Lietuvoje vadovas Elijus Čivilis. Sveiki visi. Norėčiau pradėti nuo Elijaus ir pakalbėsiu pirmą apie mūsų kaimynus. Kiek aš stebiu žiniasklaidą, man atrodo, kad šioje srityje labai aktyviai dabar Latvijai veikia, nes pavyzdžiui ir balandžio mėnesį Latvijai paskelbė, kad Estijos Frankenburg Technologies įmonė veikianti kelia gamybą į Latviją ir Latvijoje gamins žemė oras trumpojo nuotolio raketas ir netgi paskelbė tokį šūkį, kad Latvija raketų valstybė. Tai kodėl ne Lietuva, kodėl ne apie Lietuvą girdėjom tokią žinią? Iš ties, su šita Europos gynybos pramonės banga yra labai daug investicinių galimybių ir čionai daug šalių norės sužaisti. Konkrečių šiuo atveju turbūt reikia suprasti, kad gynybos pramonė yra tikrai kompleksiška sritis, kuri labai daug remiasi nuo valstybės indėlio ir pasiryžimo tam tikrose srityse sužaisti tą žaidimą, nes segmentų yra tikrai labai daug. Kalbant apie Latviją, Estiją ir Lietuvą, tai yra daug galimybių bendradarbiauti, bet yra daug galimybių ir konkuruoti. Šiuo konkrečiu atveju reikia konstatuoti, kad viskas prasideda vis tiek nuo valstybės individualių poreikių. Ir pasirinkimai technologiniai irgi skiriasi. Tarkim, pėstininkų mašinos, kurias planuoja įsigyti Lietuva, skiriasi nuo Latvijos arba Estijos. Ir lygiai taip pat amunicija, kurią Lietuva naudoja savo artilerijoje, skiriasi nuo latviškų pasirinkimų. Ir man atrodo, čionai reikia neapsigauti, kad bet ko mes negalėsim padaryti, nes tai turi būti tvarus verslo modelis kompanijai. Dariau, dar pabūsiu šiek tiek Latvijoje. Čia irgi paskutinė šių savaičių žinia, kad Latvija žada investuoti per artimiausią, man atrodo, pusmetį 20 milijonų į bepiločių orlaivių ir automatinių sistemų kompetencijos centrą. Ir jie irgi skelbėsi, kad čia nori būti pirmūnai tiek rytų ar Baltijos šalių regione. Taip pat jie irgi Latvijai sako, kad Latvija vakarų valstybės mato kaip gerą pasirinkimą perkelti gamybą dėl gerų testavimo galimybių. Mes visada sakom, kad Lietuva labai stipri dronų gamyboje. Tai kaip yra iš tiesų? Ar čia galima sakyti, kad vėl irgi Latvijai mus bando aplenkti? Latvija seniai jau gamina bepiločius orlaivius arba bepilotės sistemas. Jeigu mes kalbam apie tai, kad Latvija tampa kažkokio hubo, tai reikia nepamiršti, kad ir Lietuvoje taip pat mes planuojam atidaryti tokią hubą vadinamą autonominių sistemų. Nereikia pamiršti Estų, kurie turi MLRM Robotics, kur vysto savo irgi autonominės antžeminės sistemas nuo 2017 metų. Tai jeigu tai pasižiūrės, tai visos 3 Baltijos šalis, jos kaip ir savo kompetencijos centrus vysto. O autonominės sistemas, ypač skraidančios, tai ne tik tai Baltijos valstybėse, tai ir kitose valstybėse. Tai kalbant apie vystymo technologijas ir vystymo prioritetus, jeigu mes norim kažką tai vystyti, tai reikia pažiūrėti, ko gero, į NATO prioritetus, kur jie žiūri, kur NATO mato ateitį ir kur NATO investuoja pinigus, nes iš mūsų pusės mes galime remtis kažkodai filmukais, trumpais, dar kažkas, tai bet dienos pabaigoje mes turim kalbėti apie pardavimus. Tai tam, kad būtų pardavimai, mes turime pažiūrėti, ką planuoja ateityje NATO įsigyti arba vystyti. Ir pagal tai reikia žiūrėti. Tai žiūrėti ne tai, kas dabar ant mangos arba hypas kažkoks dabar naujoviškas, bet būtent tai, kas yra įvardinta NATO plėtros planuose. Ir ten pakankamai aiškiai yra įvardyta. Tai yra autonominės sistemas, tai yra ir dirbtinis intelektas, tai yra hipergarsiniai ginklai,
tai yra ir biomokslas ir panašiai ir panašiai. Tai jeigu mes galėtumėm specializuotis ties vieną kažką, tai tada mes ir būtumėm patraukus. Bet jeigu mes visi vienodai kažkas tai vystom ir sakom, kad mes esam geriausi, na, būkim turtingi ir teisingi. Vis dėlto ar Latvija, ar Lietuva, ar Estija, tai yra nedidelė dalis Berlyno, tarkim, miesto. Tai vis tiek mums reikia specializuotis, o ne paimti, kas dabar madinga ant bangos ir tai vystyti. Bet žiūrėkit, mes vis dar kalbam, kaip turėtų būti, kad kursime centrus ar hubus, kad turėtumėm specializuotis. Tai kas turi priimti ir pasakyti viską, specializuojamės, darom, nes kiek man pačiai yra, kiek laiko dirbu verslo žurnalistė, tai Lietuva amžinai šokinėja, čia ne apie gynybą, bet pradedant nuo sveikatingumo turizmo, čia hubo rytų Europoje, kad būsime iki fintecho centrų ir taip toliau. Toks jausmas, kad mes šokinėjom, pristatom visokias programas, o taip ir niekur galutinai tvirtai nesam. Tai kas, nežinau, Dariau, kaip jums atrodo, kas čia turi priimti tą sprendimą? Tai gynybos pramonė turi vieną vienintelį pirkėją. Tai yra valstybinis sektorius ir viskas. Arba dar tiksliau yra ginkluotosios pajėgos. Daugiau niekas negali šios pirkti, nebent tai yra dvigubas paskirties produktas. Tai be jokios abejonės, tai mes turim susidurti visų pirma su mokslu. Tai kokią mokslo mes labiausiai esame išvystę. Jeigu mes dabar pradėtume kalbėti, kad mums reikalinga metalurgija, tai kiek mes tų metalurgų turime? Ko gero nelabai. Tai jeigu mes išgryninam, ką mes turime iš pramonės stipriausiai, tai ko gero chemijos pramonė pas mus labai stipri, mes turime milžiniškus centrus, kurie pritraukia daug chemikų, tai kodėlgi ir ne. Kas turi priimti sprendimą, tai ko gero, aišku, tai yra ilgalaikė perspektyva, tai netgi ne 5 metai, ko gero ir net ne 10 metų. Tai be jokios abejonės tai turėtų būti strategija, kur numatyta, nes tai sujungia ne tik tai NATO plėtros planai arba komercija, tai turi būti ir mokslo įstaigos, nes turi būti paruošti žmonės, mokslininkai, kurie tai darys. Tai turi būti numatomas ir kažkoks tai investavimas į mokslinius tyrimus. Tai jeigu mes turim žmonės, kurie gali tai sugalvoti, tada turi būti žmonės, kurie gali tai pagaminti. O svarbiausia, tai turi būti žmonės, kurie tai nusipirks, nes dienos pabaigoje viskas sueina į pardavimus. Vincai, jūs dirbate ir bendraujate su gynybos ir saugumo pramonės įmonėmis, kaip jos jaučiasi Lietuvoje, kokie, sakykime, galbūt yra iššūkiai ar nesutvarkyti dalykai, kad Lietuvoje šiuo metu esančiom įmonėm nekiltų noras perkelti gamybą kažkur kitur, atidaryti savo padalinius ir jie norėtų čia toliau investuoti. Tai gal aš pradėsiu, šiek tiek atgal, pradėjot klausimą gerbiamą Mėlį apie Frankenburg Technologies, Estijos kapitalo, pavadinkim, startuolis. Ar įsteigiant, tai buvo estiško kapitalo startuolis, dabar yra tikrai tarptautinė įmonė. Jinai Latvijoje planuoja investicijas, bet lygiai taip pat jinai yra atėjusi ir į Lietuvą. Ir labai tikėtina, kad jeigu jiems seksis vystyti produkciją, kad tam tikras gamybos padalinys sėkmingai vystysis ir Lietuvoje. Tai kartais irgi, kai kolegos iš kitų šalių gerai atlieka savo PR darbą, irgi neužmirškim, kad kartais ir pas mus yra tikrai gerai veikiančių įmonių ir jau turinčio tarptautinį pripažinimą, tarptautinius partnerius ir tam tikrus track rekordus kovos lauke. Tai čia tos linkime sėkmės. Dabar, kad suprastume, kur dabar esame, matyti irgi prasminga šiek tiek pažiūrėti atgal, kaip mes čia atsidūrėm. Tai dar prieš keletą metų Lietuvoje gynybos pramonė, kaip čia sprendimų priėmėjams nebuvo aktuali. Buvo galvojama, kad vienas dalykas, saugumo prasme mes turime tam tikrą NATO skėtį. Ir taip pat turime, kad ko mums reikia, yra pažangios technologijos, yra tarptautiniai pripažinti gamintojai, ten ateisim, nuo lentynos ar iš stalčiaus nusipirksim ir panašiai. Ir čia tie vietiniai gamintojai, jie tik tai kelia iššūkių policijai, kad reikia kontroliuoti, kad ten kas nors netyčia neišneštų ten tų daiktų vienur ar kitur, tada kontroliuoti prekybai, kad netyčia neparduotų kokiem nors nepatikimiems sąjungininkam. Toks valstybės galvos skausmas. Ir visgi, ten, kur esame šiandieną, tam tendencijos ne tik pats karas Ukrainoje, bet ir visi geopolitiniai iššūkiai, ką matome ir Jungtinėse Amerikos valstijose, tas tokio, kaip čia pasakyti, tokios ryžtingesnės savo valstybės politikos demonstravimas parodo, kad visgi reikia turėti vietinių kompetencijų ir pradėkim, kad gynybos pramonė tai nėra tik ekonomikos ūkio šaka, bet tai yra ir tam tikra saugumo dinamoji. Ir čia lygiai taip pat ir kalbant su kariuomenės atstovais, jie supranta, kad
tam tikrom kritiniam technologijom, jeigu tu turi vietinį pajėgumą ir tu turi bendradarbiavimą su vietinė pramonė, kalbant apie produktų vystymą ir panašiai, kad žymiai greičiau ir lengviau sureaguos vietinis gamintojas, negu kad sureaguotų didžiulis koncernas iš Amerikos. Dabar klausimas vėlgi, kaip mums pasiekti, kad tie mūsų produktai būtų konkurencingi ir jie savo poveikių mūšio lauke ar apsaugant neatsidūrimui mūšio lauke, kad jie būtų efektyvūs, tai tam reikia tinkamo reguliavimo. Per paskutinius 2 metus Lietuva padarė daugybę pokyčių, kad mūsų reguliavimas būtų, sakyčiau, jeigu ne pats pažangiausias Europos Sąjungoje ir NATO šalise, tai vienas pažangiausių. Tuos žingsnius padarėme, tikrai yra dar kur nuveikti. Mes kaip asociacija tikrai daug tų pasiūlymų esam teikę, į daug atsižvelgta, į daug dar galėtų būti atsižvelgta ateityje. Gal galit bent kelis pavyzdžius pasakyti, kas neatsižvelgta, nes reiškia dar nėra geriausios sąlygos, kokios gali būti. Dabar tikrai yra ir iš ministerijos išėjęs paketas, kuris palengvina sąlygas ginklų gamybai ir čia ta tema tokia aktuali. Ir jisai tikrai lengvinantis sąlygas, bet jeigu pasižiūrėsime tą pačią Estiją šiandieną minėtą, ten yra reguliavimas jau dabar gerokai paprastesnis, negu mes planuojame įvesti Lietuvoje. Tai vėl, ar mes galėtume tą paketą dar svarstymo metu kažkur Seimo nariai ar galėtų jį dar patobulinti, ko gero galėtų. Bet ir tai džiaugiamės, kad tikrai valstybė juda į priekį reguliavimo prasme. Bet dar kitas svarbus dalykas, kad vien įstatymo priimti neužtenka. Reikia ir išmokti jį įgyvendinti. Reikia išmokti ir kalbantis su potencialiais investuotojais, išmokti kalbėti jų kalbą, lygiai taip pat turint įvairias programas Lietuvos viduje irgi padaryti tas programas tokias, kur jeigu įmonė dalyvauja kažkokia gynybos inovacijų skatinimo programoje, tai kad jinai išties ta programa būtų nukreipta į kariuomenės poreikius ir kad praėjęs tam tikrą į ciklą, kur ta įmonė rūpinasi, kad vėlgi po to ta produkcija būtų iš jų konkurencingom sąlygom, bet įsigijama, o ne tai, kad mes investavom, kažkas ten kažką sukūrė, veikia, neveikia, nieks net nežino, nes tai padėjo į spintelę, nes po to nebeprašė jų, kad duokit mums tų daiktų, mums reikia juos naudoti ten ar pratybose, ar kažkur kitur. Tai vietos tam geresniam bendradarbiavimui yra. Ir čia man atrodo, kad ko šiandieną labiausiai mes pasigendame, greta daugybės dalykų, kurie yra tikrai gerai daromi, tokios atviresnės partnerystės. Nes mes, man atrodo, kad visi suinteresuoti yra tiek iš verslo pusės, tiek iš valstybės pusės, skirtingų institucijų, siekiam visi tokio paties tikslo. Ir kartais galbūt reikia labiau vienas kitų pasitikėti ir turėti tą bendrą action planą, kad kiekvienas verslo dalyvis irgi jaustųsi, kad prisideda ne tik prie savo verslo vystymo, bet ir prie valstybės saugumo kūrimo. Tai to pasišnekėjimo, susišnekėjimo instrumento, ne tik formalaus ten raštais ar ten kokiam aukšto lygio pasitarime ten kartą per pusę metų, bet tokio darbinio formato norėtųsi daugiau. Elijau, dabar norėčiau jūsų paklausti, jūsų Investuok Lietuvoje puslapyje gynybos pramonė yra nurodyta kaip vienas prioritetas, kur jūs ieškote užsienio investicijų. Gal galit papasakoti, su kokiais iššūkiais susidurėte, kalbėdami apie gynybos pramonės vystymą Lietuvoje? Ar kas yra tie didžiausi skauduliai, kur mes galėtumėm kažką padaryti? Išties, gynybos pramonė yra labai naujas dalykas ir čia atliepiant tą pasirinkimą, ar mes žaidžiam tik tai su tuo, ką nusistatėm prieš daug metų, ar ieškom ir naujų sričių, tai aš sakyčiau, čia yra toks sėkmingas atvejis, kai mes tą naują sritį apčiuopėm ir tikrai didelį progresą padarėm. Aš tik tais primenu, kad su Rheinmetallio projektu buvo aibė teisinių pakeitimų, kur įsigyvenino tam tikras greitis tokių projektų įgyvendinimo Lietuvoje. Ir kas smagu, kad praėjus metam net Europos komisija paskelbė analogišką priemonę, skatinančią tokių pačių metodų tas investicijas į gynybos pramonę plėtoti. Bet tas greitis pastatų statybai ar leidimų išdavimų to iš tikrųjų nepakanka. Nepakanka dėl to, kad šios kompanijos
jų nėra pagrindinis verslas statyti pastatus ir ten įrenginėti įrangą. Jų verslas yra gaminti produkciją. Tai žiūrint, pavyzdžiui, Lenkijos privalumus, jie turi labai daug tų vadinamų brownfieldinių pastatų. Tai reiškia, kai yra tipinis gamybos pastatas, kuris yra pritaikytas gynybos pramonei, jau su apsaugos zonom ir tau tiesiog gali ateiti, įsikurti iškart pradėti savo gamybą. Tai dėja mes tokių pasiūlymų neturim. Kitas dalykas, kas jau ir buvo minėta apie tų pačių talentų rengimą. Smagu, kad Vilniaus kolegija dabar jau turi dronų inžinerijos programą, bet to nepakanka. To nepakanka, nes bet kokia įmonė atėjus ir pradėjus didelio masto gamybą, jiem reikės inžinierių ir ekspertų. Ir ką mes girdim, kad tokios tradicinės šalis kaip Vokietija, jos visgi tokių žmonių turi, nes jeigu iš vieno sektoriaus kaip automobilių pramonė yra atleidimai, tai kitas sektorius kaip gynybos pramonė turi puikių specialistų, kurios gali iš karto įsidarbinti. Na ir galiausiai, man atrodo, pagrindinis dalykas, prie ko viskas susiveda, tai vėlgi prie to tvaraus verslo modelio. Tai reiškia, kad būtų aišku, kur tu realizuosi tą produkciją. Ir čia, man atrodo, irgi Lietuva turėtų, kaip pasakyti, suprasti, kad mūsų rolė nėra vien tik tais duoti leidimus. Mūsų rolė yra iš tikrųjų fasilituoti tą, tarkim, diplomatinį gebėjimą kitą šalis įtikinti, kad ir Lietuvoje gali būti gaminama jų poreikiam atliepianti įranga. Nes dėja visos šalis turi pramoninį bendradarbiavimą, kuris labai riboja ypač kritinių technologijų eksportą. Kitaip tariant, kokie nors švedai, jie neleis savo kritinių technologijų iškelti kitą šalį. Jūs užsiminėt jau apie keletą kriterijų, kuriuos svarsto įmonės galvodamos, kur investuoti. Dar vienas iš tokių kriterijų, ypač gamybos įmonėm, yra svarbu energijos kaštai. Tai, sakykime, elektros energijos kaina, kiek tai yra svarbu. Ir skandinaviškų kainų mes dar neturim, bet čia irgi galbūt galim dar pasitemti. Turbūt skirtingose sektoriuose yra skirtingas jautrumas energetikos kaštams. Sakyčiau, gynybos pramonė turbūt mažiau, juos turbūt labiau domina, tai yra visas tiekimo grandinė, tai yra iš kur gaus medžiagų, iš kur gaus chemikalų, iš kur gaus metalų ir kaip visą tai suintegruoti vienoje vietoje. Dariau, aš jūsų irgi norėjau paklausti, jūs jau pradėjo šnekėti, Krašto apsaugos ministerija pateikė Seimui pasiūlymus dėl žaliojo, taip sakant, koridoriaus, kur taip, kaip ponas Elijus minėjo, daug kalbama apie statybos leidimų procedūrų sugreitinimą. Kaip jūs manot, ar to užtenka, ko dar reikėtų įmonėms, kad jos aktyviau ir gausiau investuotų Lietuvoje? Pardavimai. Viskas sueina į pardavimus. Nes jeigu aš nežinau, kad mano produktas apskritai yra paklausus, ar jis kažkas jį pirks, tai aš neinvestuosiu. Kaip pavyzdys dabar yra konkursas, kurį paskelbė Gynybos resursų agentūra dėl prieštankinių minų gamybos. Ten kaip rinkos apklausa ir panašiai. Tai mes, pavyzdžiui, irgi dalyvaujam tame, bet mes neinvestuojam į infrastruktūrą, nes tai yra pakankamai dideli pinigai. Nes mes neinvestuojam, nes mes nesam tikri, ar apskritai mes praeisim, ar iš mūsų pirks. Tai per didelę riziką tai daryti, bet mes toliau dalyvaujam ten, ką būti. Tai kalbant apie tai, ko dar reikėtų, tai iš tikrųjų, ko reikia galutiniam vartotojui, ką jis norės turėti. Nes, pavyzdžiui, per paskutinius 1,5 metų aš mačiau 4 skirtingus prioritetus, kur vystyti. Tame tarpe ir antžeminės autonominės mašinos, alternatyvi energetika ir panašiai. Ir tie prioritetai, pavyzdžiui, ką rodo Krašto apsaugos ministerija, yra skirtingi nuo tai, ką rodo inovacijų agentūra ir skirtingi, ką rodo mokslo taryba. Tai reiškia, jie nesusikalba kažkaip tai. Ir kada tu pasižiūri į prioritetus, kurie keičiasi kas 3 mėnesius arba kas 4 mėnesius, tai kur investuoti. Nes, pavyzdžiui, kaip mes investavom, tai mes investavom 8 metus. Tai 8 metus mes vystėm technologiją. Ir kada tu pamatai vieną dieną, kad tai yra, tau pasako, kad tai yra neperspektyvu, per kitą prezentaciją tu pamatai, kad tai ne tik tai, kad neperspektyvu, bet tai yra pirmumo eilėje įgyvendinti, o trečioje prezentacijoje tu pamatai, kad iš jūsų išbrauktas tas prioritetas. Tai tvarumo nėra. Tai iš mūsų, iš verslo prašo, jūs investuokite, darykite, mes kažką tai iš jūs pasižiūrėsime, bet man pasižiūrėjimo nėra, nes jeigu nėra pirkėjo, tada tai ne verslas, tai yra nagingų inžinierių būrelis. Bet jeigu taip kalbėti apie tokius pozityvius pavyzdžius, tai man atrodo, kad vienas iš tokių pozityvesnių pavyzdžių yra ir čia, kur mes dar turime labai daug galimybių, tai yra, mes turime vykstantį karą Ukrainoje, ir yra tam tikri Lietuvos gamintojai, kurie jau dabar gamina vienokią ar kitokią įrangą, kuri naudojama mūšio lauke. Tai
tai, ką padarė Krašto apsaugos ministerija įsigydama produktus iš Lietuvos gamintojų, tai yra, čia, ką Darius sako, reikia užsakymų, ne? Tai yra milžiniška paskata įmoniai, dėl to, kad čia yra keli momentai, ne? Jinai gauna užsakymą, jinai gamina, jinai gali uždirbtus pinigus investuoti į technologijų vystymą. Jinai dar gauna grįžtamą į ryšį iš vartotojų, ne? Iš panaudojimų. Jie vysto tą produktą ir tas grįžtamasis ryšys iš Ukrainos ateina ne po mėnesio, o kartais po kelių dienų, kas galėtų būti geriau. Dar, jeigu šitame rate būtų vertinimas, ar tokios ginkluotės reikia, ar tokias operacinės užduotis galėtų spręsti Lietuvos kariuomeniai. Ir kad ten, kur vyksta įsigijimai Ukrainos poreikiams, dar būtų ir išsakomas valstybės poreikis, o jūs gal galite šitą produkciją vystyti tą kryptim, kur yra Lietuvos kariuomenės lūkestis. Tai tokiu atveju ir nereikia tų visų skatinimo programų, kur, tiesą sakant, mes šiek tiek skeptiškai vertinam, leiskite verslui dirbti, jisai pats jau tenais sugebės ir pastatą pasistatyti, ir licenciją nusipirkti ir panašiai. Tai toks yra geras pavyzdys. Tai lygiai taip pat ir kiti vystytojai, gamintojai, kurie kažką daro arba nori daryti Lietuvos kariuomenės poreikiams, kad būtų labai aiški kryptis, kad mums aktualu, jūs čia kažką vystote, mes galime, duoti grįžtamą į ryšį, įsigyti, išbandyti, pasakyti, tai veikia, neveikia, kokiu būdu tobulinti, nes ta produkcija kartais jinai vienaip atrodo inžinieriui, kuris kūrė prototipą, kitaip yra grįžtamasis ryšys iš vartotojų ir dar yra praktinis dalykas, kaip tai padaryti į masinę gamybą. Tai tas visas bendravimas, mes turim tikrai tokių užuomazgų gerų programų, bet tai turėtų tapti sistema, o ne taip, kad čia, dabar ten po pusmečio pirksim, o ta pati įmonė jinai nežino, o kitais metais pirks, nepirks. Ar tau reikia plėsti ar neplėsti, ar investuoti į R&D ar neinvestuoti. Tai to tokio užtikrintumo, jo tikrai galėtų būti daugiau. Ir tada tikrai ir tos produkcijos, kurie atlieptų naudotojų poreikiai, galėtų būti daug daugiau. Eli, jau turiu jums tokį klausimą, gal toks vaikiškas, bet man kaip eiliniai Lietuvos pilietiai atrodo, kad Lietuva didins išlaidas gynybai, mes čia kažką gaminsim, kodėl mums reikia prisitraukti investicijų iš užsienio gynybos pramoniai ir paskui leisti tiem pinigam išvažiuoti iš Lietuvos, jeigu gal mes tiesiog Lietuvoje esantį verslą skatinkim, jam padėkim ir pasilikim tos visus pinigus čia viduje. Man atrodo, tokios takoskyros tarp užsienio gamintojų ar lietuviškų konfliktuojančios nematyčiau, nes, man atrodo, svarbiausia dalis tai yra naudos. Ir užsienio investuotojai, ką turi gero, tai jie kuria darbo vietas. Jie moka mokesčius Lietuvoje. Ir kas smagiausia, jie dažnai atsiveža naujausias technologijas. Nes dažnai, kai yra statoma nauja gamykla, jinai yra visą laiką statoma naujausiom žiniomis ir technologijom, kurias ta kompanija vystė turbūt kartais net ir dešimtmečius. O kitas toks turbūt svarbus elementas, kad visgi čianai turint užsienio kapitalą, mes esam jau ir, interesas to šalies tą kapitalą išsaugoti. Kitaip tariant, kitos šalis turės didesnį apetitą ir norą pakovoti dėl Lietuvos. Dariau, jūs sakykit, kaip Lietuvoje gynybos pramoniai kuriantis verslai, kaip jie jaučiasi, ar jie žaidžia tom pačiom sąlygom kaip užsienio investuotojų įmonės ar skirtingomis? Ko gero ne, užsienio investuotojams mes ir keičiam ir teisės aktus ir panašiai. Tačiau su užsienio investuotojais ateina ekspertizė, kurios mes neturime. Ir čia, aš manau, yra toks dvipusės arba pagalis turintis du galus. Iš vienos pusės tu sudarai šiltnamio sąlygas užsienio investuotojams, bet kaip liktai ir žlugdai saviškius, o iš kitos pusės tu atnešė ekspertizę į Lietuvą. Bet svarbiausia, ko gero šitoje vietoje, tai yra bendradarbiavimas, ne konkuravimas tarp užsienio investuotojų ir vietos investuotojų, bet bendradarbiavimas tarp abiejų. Ką tai reiškia? Jeigu mes dirbam tik tai Lietuvai, būkim vėlgi turtingi ir teisingi, pas mus pakankamai nedidelė būtų apyvarta. Mums reikia išeiti į išorę. Tam, kad išeiti į išorę, tu turi dvi galimybės: konkuruoti. Konkurencija tai reiškia, kad kita valstybė vis tiek gins savo gamintojus. Antra galimybė - tai įsilieti į tiekimo grandines, tapti partneriu tos kitos įmonės. Ir tada tu gali pasinaudoti tos kitos įmonės klientūrą arba naudotojais, vartotojais. Tai šio klausimo aš labiau linkęs būtent eiti ne per konkurencingumo prizmę žiūrėti į užsienio investuotoją, bet per partnerystę. Nes pavyzdžiui,
kiek pas mus yra žinių apie tų pačių sprogmenų gamybą, tai vis tiek mums reikės, kad kažkas tai ateitų pažiūrėtų. Bet to gynybos pramonė yra žiauriai kapitalo imlus dalykas. Kiek Lietuvos įmonių galėtų investuoti tokį kiekį, ne tik tai pinigų, bet taip pat ir intelektualinės nusavybės į gamybą čia Lietuvoje. Todėl aš nedemonizuočiau to dalyko. Aišku, man nemalonu, kad man sunkiau reikia prasimušti, kad parduoti kažką tai, bet jeigu mes žiūrim valstybiškai ar globaliai, na tada taip, aš norėčiau būti geriau ne konkurentų, o partnerių. Ir čia, jeigu galima pridėti, mes dabar turime unikalią galimybę, kai mes šitiek investuojame į savo šalies saugumą, pirkdami įvairią įrangą užsienio gamintojų. Tai tam ir yra įstatymė numatyta pramoninio bendradarbiavimo galimybė. Čia yra valstybinis instrumentas, valstybinis būdas įpareigoti tą sudėtingų sistemų gamintoją, tos didžiuosius prekės ženklus, į savo gamybos grandinės įtraukti vietinius žaidėjus. Tai čia yra ta vieta, kur mes investuojame milijardus į savo saugumą, mums tų sistemų reikia ir mes galime pasiekti, kad mūsų gamintojai dalyvautų tose gamybos grandinėse, ką Darius minėjo, ne tik tai ten lietuviškiam šarvuočiam, bet visiems šarvuočiam, kurie yra parduodami. Nes čia yra toks būdas ir taip daugybė Europos valstybių susikūrė savo vienokią ar kitokią pramonę prieš dešimtmečius, ar jeigu kalbėsime apie Olandiją ar tą pačią Belgiją, ten yra daugybė pavyzdžių, kur būtent tokių modelių buvo užaugintos, dabar labai vertinamos kompanijos. Tai dabar investuodami šitiek turim tą šansą, mums svarbu nepraleisti galimybės tai padaryti, nes visi instrumentai, teisinė bazė tam yra. Aš matau, kad mūsų laikas jau eina į pabaigą, tai turiu visiems skirtingus po paskutinį klausimą. Tai Elijau, jum pirmas paskutinis klausimas. Gal galit pasakyti, kiek įmonių ir ar yra tokių įmonių, kurios žada investuoti greitų metų Lietuvoje iš gynybos pramonės? Tai tikrai sulauksim ne vienos investicijos, tą aš tikrai pažadu, nes apetitas yra labai didelis. Bet ar yra kur jau galutinėse stadijose? Turbūt vardų pavardžių negalėčiau sakyti vien dėl to, kad tai yra iš tikrųjų komerciniai ir įsipareigojimai su įmonių pasirašyti, tie susitarimai, neatskleisti duomenų, iki kol nebus. Bet skaičių kiek tokių įmonių galite atskleisti? Sakyčiau keletą, sakykim taip. O tos investicijos bus Rheinmetallio dydžio ir svarbumo? Visokių. Gerai, lauksim žinių tada. Dariau, jum irgi klausimas paskutinis yra apie atskaitomybę. Bus išleista labai daug pinigų gynybos pramoniai, esam turėję kažkada Lietuvoje ir auksinių šaukštų skandalų, kaip ir kas turi prižiūrėti, tikriausiai, kai valstybės kontrolė jau atlieka auditą, jau būna per vėlu kažką pakeisti. Kas kaip turi prižiūrėti, kad, kaip jūs sakėt, labai svarbu gaminti tai, ko reikia. Kas turi visoje eigos proceso metu būti už tai atsakingas ir prižiūrėti? Visų pirma, kad skandalai bus, tai faktas. Tikrai be skandalo mes nieko nepadarysim ir čia nebūtinai, kad faktiniai skandalai, kad tiesiog. Todėl aš pasakyti, kad nebus skandalų negaliu, tikrai jų bus. O kas turėtų prižiūrėti, tai visų pirma, be abejo, tai yra ir verslo etika. Antra, mes irgi negalim pasakyti, kad kažkas tai kažkur tai klaidos nepadarys. O ką prižiūrėti, mes irgi prie kiekvieno žmogaus STT, FNTT pareigūną nepastatysim. Tiesiog kartais reikia suprasti, kad tu tiesiog privalai laikytis tų taisyklių. Bet dar kartą pasikartosiu, ar skandalų bus? Tikrai bus. Vincai, ir jums paskutinis klausimas ne apie skandalus, bet įvardinkit 5 Lietuvos privalumus, kodėl gynybos pramonės įmonės nori investuoti Lietuvoje, liks galbūt Lietuvoje ir plės savo veiklą. Mes čia klausim apie mūsų augančias įmonės ar tas, kurios, ar apskritai? Apskritai Lietuvos privalumai. Čia gal pasufleravimas Elijui, kaip pardavinėti Lietuvą. Tai manyčiau, pirmas tikrai ta teisinė bazė, kuri Lietuvoje yra suformuota, jinai yra progresyvi. Kitas dalykas, ką tikrai girdime ir matome vyriausybės programoje, yra tikrai labai aiškus politinis tikslas turėti Lietuvoje gynybos pramonėje ir jinai matoma kaip bendrai ne tik verslo dalis, bet ir saugumo ekosistemos dalis. Kitas klausimas, sakyčiau, kad tikrai Lietuva labai daug investuoja į savo gynybą, esame tarp tų pažangių valstybių ir tai irgi yra argumentas, kad ir ta mūsų Lietuvos rinka nėra didelė, bet jinai užpildo tam tikrą užsakymų lauką.
mūsų talentai, mūsų kompetencijos, daugybė, gal ne daugybė, bet tikrai ne vienoje srityje mes esam stiprus ir tai įrodėme ir kitose srityse, tai tas kompetencijas galime panaudoti čia nuo lazerių iki chemijos, iki elektronikos komponentų, IT sistemų ir daugybę dalykų integravimo. Ir gal pabaigai tai, kad mes visgi, tikrai esame suinteresuoti gynybos pramonės buvimu nuo verslo, asociacijų iki valstybės institucijų. Ačiū visiems, kad atvykot, o žiūrovams ir klausytojams dėkui už jūsų skirtą laidą. Su mumis šiandien buvo saugumo ekspertas Darius Antanaitis, Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos atstovas Vincas Jurgutis ir Investuok Lietuvoje vadovas Elijus Čivilis. Visas Saugumo DNR laidas galite klausyti Delfi platformoje Fone. Iki kitų susitikimų.